KU artimiau, už auditorijos ribų. Netgi labai gerai mokantis plaukti, žmogus visada rizikuoja. Aš dirbau gelbėtojų pačioj pradžioj karjeros savo gyvenime. Teko keletą kartų gelbėti realiai. Skendo tokia smulkutė mergina ir man užteko tik prisiliesti prie jos, jinai taip pat įsikibo man į plaukus, atsistojo ant pečių kojomis, taip laikydama, gerai, kad ten upė ir čia netoli kranto, aš atsisukau, taip ir išėjau. Jinai nušoka ir nubėgo. Paskui, aišku, prasidėjo traukuliai, tai, bet aš nieko negalėjau padaryti, negalėjau ją nuimti ir kažkaip nuplaukdyti. Pačioj pradžioj povandeninio plaukimo eros, tai yra 50 metai, 60 metai, prieš dalyvavimo varžybose reikėdavo nuplaukti 200 metrų. Ir plaukti mokėjau tik šuniukų. Šuniukų ir plaukiau. Ir paskui man staiga sutraukė koją mėšlungės. Ir aš ten stoviu, ten vaikinai, kurie laukia savo eilės, ten instruktorės. Aš sakau, man koją sutraukė. Įgnypk. Įgnybiau. Praėjo. Ir aš tada sugudravau. Aš tada arčiau biškį kranto priplaukiau. Ir taip paneriu iki dugno, pastoviu ant dugno, išneriu. Ten laiko neskaičiavo, ir užskaitė man šitus 200 metrų, kad aš praplaukiau. Ir aš papuoliau į varžybos iš karto ir iš karto į Respublikos čempionatas vyko. Tai per 2 savaitės, galima sakyti, aš jau tada pajutau, kad jau dabar aš jau povandeninis plaukikas. Čia buvo jūsų tokia realiai pradžia? Taip, man buvo 16 metų. Žiemą įsirašiau į tą klubą, tie užsiėmimai tokie, ne tokie, kokie dabar būna konkretus, pavyzdžiui, su skaidrėmis, su literatūra. Bet visiems jie vyko. Kažkokios tai žinias davė, o paskui praktiniai nardymai. Ir man pavyko būtent sudalyvauti varžybose, stovyklą ir po to aš jau tada pajutau, kad tai galbūt čia man daugiausiai tinkantis dalykas nardymas. Paskui sužinojau, kad Klaipėdoje yra gelbėjimo stotis ir gelbėjimo stoti dirba narai, o būtent su akvalangais, su kvėpavimo aparatais. Aš nutariau nueiti, paklausti, ateinu, žiūriu, tikrai akvalangai yra, vyrai ten jau nevaikšto. Pas viršininką nueinu, sakau, aš turiu tokį norą, narų būti ir pažymėjimą turiu, sako, tu pažymėjimo, tu čia negali narų būti, bet tu stok dabar į gelbėtojus, jūreivis gelbėtojus, specialybė tokia buvo. Po to pavasarį bus kursai Vilniuje, užbaigsi naro kursus ir gausi tikrus dokumentus. Taip, iš pradžių gelbėtojas buvo, gelbėjo žmonės. Tas epizodas su ta mergina. Kitas epizodas buvo kitoks, biškai baisesnis, ten buvo nuskendusi mergina, visiškai nuskendo, nukrito ant dugno. Jau buvo įgūdę, ten mes poroje dirbom, čia mažam kaimelė tada buvo tas paplūdėmis. Ir jau kažkaip ir atsibodo jau visiems. Ir sėdėm, pliurpiam, ten staiga kažkas klygia, nuskendo, išlėkėm. Ir žiūrėjom tą vietą, iškart tuščia darosi, kaip poliam ten nardyti, kaip baisu buvo, tai siaubas. Paneriu taip pačiupinėjo aplinkui save ir viršų. Ir visą laiką galvoju, kad tik ne aš rašiau. Ar taip iš tikrųjų yra, kad gelbėtojai labai retai kada sulaukia žodžio ačiū? Jo. Žmogus tada visus aplinkinius kaltina ir save teisina. Retai kas suprato, kad jeigu ne tie žmonės, kurie išgelbėjo, jisai būtų miręs, nuskendęs tiesiog. Visada nuo labai įdomių istorijų pradedam pasakoti, tai labadiena auditorija ir labadiena visi brangūs klausytojai. Šiandien su jumis esu aš, Greta Naminkevič, ir kviečiu klausytis pokalbio su dar viena ypatinga asmenybė. Tai yra Valerijus Krisikaitis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto nardymo instruktorius. Valerijau, jūs turit labai ilgametę nardymo patirtį ir tik ką ir paminėjot, kad šiurpus dalykai neatsiejama šito darbo dalis. Iš tikrųjų, ne? Nardymas visada yra rizikingas. Pavyzdžiui, sudėtingi nardymai, olose tenai kažkur tai aplamai reikalauja ypatingo parengimo. Arba nuskendusių objektų, nuskendusių laivų, dideliai giliai. Labai geras turi būti parengimas. Tai jūs jau nuo pat jaunystės pradėjote dirbti gelbėjimo stotyje, tada, taip suprantu, ir perėjot į tą nardymo visą patirtį ir iš tikrųjų dirbote ir esate Lietuvos legenda. Dirbote viena. Nereikia to. O kai numirsiu, galėsit kurti legendas apie mane, kiek tik norėsit. O dabar tai legenda jo. Tai žodžiu, jūs turėjot labai labai svarbias pareigas. Dirbote spec pajėgų, slapčiausio Lietuvos kariuomenės spec pajėgose, buvot kovinių narų vadas. Taip. Galima sakyti, kad slapčiausia, dabar yra slapta.
Tada, kai aš tarnaut pradėjau, ten tokio slaptumo nebuvo jokio. Nu, kaip paprasti kariai ir tiek. Tik tai mokantis kai kokios dalykus darytos, kurie dažniausiai kiti kariai nemoka. Jau kaip yra. Kiekvienas naras yra labai geras pėstininkas. Kiekvienas geras pėstininkas visiškai ne naras. Labai retai atsiranda žmonės, kurie gali nardyti. O ypač tai nėra mėgėjiškas nardymas. Tai yra nardymas surištas su konkrečia užduotimi. Pavyzdžiui, žvalgyba, sprogmenų pakėlimas, ne? Gelbėjimo darbai gali būti sunkiam sąlygom. Ne? Tai va, ir todėl jau atranka savaime parodo, pavyzdžiui, man nereikėdavo ilgos atrankos, ten buvo 2 punktai. Pirmas - sugebėjimas ir noras nardyti. Antras - sugebėjimas bendrauti komandai. Šiaip aš galiu pasakyti, kad profesionalus nardymas tai labai ilgas kelias. Man nepavyko iš karto. Aš irgi jaunas buvau, gelbėtojų patapau, baigiau tos kursus Vilniuje, aš gal, valio, aš jau dabar. Va, toks naras. Bet gyvenimas buvo toks, kad į rusų armiją imdavo ir nežiūrėdavo, ką tu ten nori. Ten buvo paprastai, paimdavo ten, kur reikia, kur jiem reikia. Ir man taip teko, aš buvau inžineriniam dalinį, tankų pulke tarnavau. Ir kadangi mane paskyrė į narų skyrių ir per visą tarnybą, per 1,5 metų, aš dariau vieną nerimą tik tai. Ir va, bet aš labai norėjau būti narų vis vien, sugrįžęs iš tarnybos sovietinėje armijoje. Mano draugelis jau dabar amžinatilsį, jisai anksčiau grįžo, jis nulėkė į jūrų klubą, ten, kur mes susiminėjom dar vaikystėje. Susipažinus, žinojo tą viršininką, pasakė, kad ateis toks naras, kietas, ten Valerijus Kastikaitis. Jį reikia priimti, instruktorių pareigos buvo laisvos. Taip aš papuoliau į instruktorius iš karto. Ir po to atsirado galimybė, patekau jau Klaipėdoj į patį, galima sakyti, stipriausią grupę nardymo, narų profesionalų. Tai buvo avarinio gelbėjimo, povandeninių techninių darbų kontora. Galima sakyti, kad man tas nardymas toj grupiai buvo kaip labai gera mokykla. Pirmiausia, tai visokiausi povandeniniai darbai. O tada tu pasijauti profesionalų, kada tu gali vyrinti po vandeniu, apžiūrėti laivą, remontuoti kai kurios įrengimus, remontuoti krantinės, betonuoti, pavyzdžiui, kaip reikia po vandeniu betonuoti. Taip, išmokti. Sprogdinti po vandeniu, kelt akmenius, dugno valymas pastoviai vyksta. Ir dabar jis vyksta, dabar dar giliau jie nardo. Tada uosto gilis buvo maksimum 9 metrai. Dabar jau 17? Dabar iki 15 jau. Jau ir 17? Ir jo labai gilino. Ir srovė dabar stipresnė negu tada. Tada būdavo įvairiai. Kad įsivaizduotum, pavyzdžiui, naro skafandras sveria 80 kg. 20 kg šalmus. Po 16 kg svoriai. Vienas priekyje, kitas ant nugaros. Po 12 kg batai. Apie 10 kg marškiniai aplamai. Visas tu ten įeini, įlipi. Yra procedūra, kaip ten patekti, nes ten reikia per kaklą, nes jis nėra toks didelis. Ir paskui visą tą svorį tu stumdai pats prieš save. Tai va, sakau, aš tą mokyklą, kai baigiau, man nusinorėjo, aš taip blaškiaus tarp povandeninių sporto, nes užsiminėjau visą laiką povandeninių sportų. Šiaip vaikystėje norėjau būti jūreiviu. Aš kitą kartą dabar galvoju, jeigu aš nebūčiau naras, tai 100% būčiau jūrininkas. Mano visos svajonės tik apie jūrą buvo. Atsirado įdomybė tokia nauja, vizija tokios nepriklausomos Lietuvos. Ir kadangi aš mėgėjas kareivis buvau visada, vaikystėje žaisdavau į karą, tai aš pagalvojau, kad tikriausiai bus kariuomenė atkurta ir tikriausiai bus reikalingi kariai. Bet man jau buvo 40. Kai aš pamačiau tą gailą neišsaugojau ten skelbimą, kviečiame vyrai iki 27 metų. Bet įvykiai tokie buvo, pasistumėjo viskas taip, kad galvoju, nueisiu paklausiu. Ne telefonu, tiesiog nuėjau, departamentas tada susikūrė Klaipėdos zoną, atėjau tenai tą 4 aukštą, į palėpę sėdėjo ten vienas žmogus, aš paklausiu, sakau, aš jūrininkas, naras, dar aš karatė instruktorius dar. Norėčiau, kaip mano perspektyvos, ar yra krašto apsaugoje. Žinoma, sakai, yra, bet sakau, mano amžius. Mano amžius, jis dar vyresnis už mane. Paskui sako, atvažiuos viršininkas, jis dabar Vilniuje, tu su juo susitik, apšnekėkit. Viršininkas atvažiavo, aš jam papasakojau, kad norėčiau įkurti narų padalinį Lietuvos laivyne, nieko dar nebuvo, nei laivyno, nei kariuomenės. Tai jisai sako, gerai, laivynas bus,
narai bus reikalingi, bet dabar etatų nėra. Tau reikia palaukti kažkiek tai. Nu, gerai, tvarkoju, aš lauksiu. Tai man teko važiuoti į Vilnių. Irgi ten toks pokalbis buvo, pašnekėjom. Ir oficialiai aš pradėjau dirbti Lietuvos krašto apsaugoje. Iš karto surinkau nedidelę grupę. Aš galvojau, čia kaip man atrodo, man patinka mano specialybė. Ir visiems turi patikti mano specialybė. Nu, gavosi ne taip, gavosi, kad mažai kas norėjo. Bet surinkau grupelę ir mes pradėjom treniruotis. Ir jau galima sakyti, po krašto apsaugos vėliava. Tai va. O sakykit, vat, jūs būdamas spec pajėgų vadas, va šitame būtent profesinėme kelyje, kas jums buvo sunkiausia? Sunkiausiai buvo, tarkim, aš iš pradžių buvau būrio vadas. Nu, tai yra žemiausias lygis karininko, bet būrio vadas tai yra karys numeris 1 pats. Ir jeigu eini, tai eini pirmas. Ir tempi iš paskos visus. Mokini ir viską tą vykdai ir mažai sėdi. Nu, popierių tiesa krovėsi, kai dabar tai popierių dar daugiau. O paskui aš patapau jau povaninės komandos vadu. O čia jau kitas dalykas. Čia jau sėdi, gadini nervus, tau reikia aprūpinimo, tau reikia planus patvirtinti, tau reikia transportą, nu, trupiau sakant, daugybę, kadangi ir žmonių skaičius išaugo, ir kiti dalykai, ir pratybų daug pasidarė. Jie buvo būry, jau buvo pratybų daug. Bet tada kažkaip man lengvai, bet jau kai tapau jau čia majoro pareigos ir tikrai buvo sunkiausia. Tai va, nu, atėjo laikas išeiti į atsargą. Išėjau, buvo tokių vilčių, kad man suteikti kažkokią tai pareigas dar kariuomeniai galėčiau tarnauti. Bet tuo metu kariuomenė mažino visais būdais, o dabar trūksta žmonių, tada mažino. Jo, ir man aišku nieko pasiūlyti negalėjo, gražiai išleido. Išėjau grinai į universitetą ir vat, dabar net nesuskaičiuosiu, kiek metų aš ten daug dirbu. Mes dar grįšim prie universiteto temos, aš dar norėčiau paklibinti jūsų praeitį ir va tos šiurpios istorijos ir minėjot ir ryklius. Kokią prisimenat pačią šiurpiausią? Su rykliais? Nežinau, kas jums baisiau, ar kūną rasti vandenyje, ar su rykliu susitikti akis į akį? Nu, ryklys, kaip čia pasakyti, įdomus gyvūnas labai, visokio legendų, būtent apie ryklius daug legendų. Pirmą kartą po vandeniu susitikau, pažįstamas pasiūlė, sako, į Egiptą važiuojam, aš tada nebuvau nesykio. Ir nuvažiavau tenai, ten labai fainai atsinardžiau, ten buvo 3 nerimai per dieną, 3-4 netgi. Poilsis labai geras, šilta. Ir mes nėrėm prie vieno ryfo, visą grupę. Ir staiga išplaukė didžiulis ryklys. Tai yra tigrinis ryklys. Jis labai pavojingas yra. Nu, biškit ten virpesys buvo kažkoks, bet jis taip ramiai praplaukė, 30 metrų gylyje buvo ir nuėjo šalin. Ir paskui jau vėliau, kadangi aš po to pradėjau kiekvienais metais važiuoti į Egiptą, ten prie kranto, prie Hurgados neteko, kažkaip tai ten sukandžiojo žmonės būna, bet sukandžiojo dažniausiai plaukikus. Jisai tokios virpesius... Daugiau juda, ne? Juda, judesiai ne, kaip pašauto ar sužeisto žvėrio. Ir ryklys atakuoja. Nu tai va, o yra tokie Brolio salos. Nu ten tokie 2 akmenys. Ten nardo specialiai pamatyti ryklių. Jų ten daug, visokių. Man teko pamatyti ir kujagalvę, ir tą retą labai ryklį su tokia labai ilga uodega, silkinės ryklys. Ir ryfiniai rykliai. Ryfinių ten pilna. Bet, aišku, reikia laikytis, būti atsargiam. O kas dėl nuskendusių žmonių? Vat turbūt daug šiurpo kažkokio yra, daug... Nu kaip yra? Viduje... Mokinaus Vilniuje, mes treniravomės, ten mokinomės ieškoti manekenus. Grįžom mes, balandžio gale, man atrodo, mes grįžom. Aišku, dalykas, grįžom kažkaip sekmadienį, nu ir nuėjom pasigirti savo sertifikatą, kad baigėm kursus gerai, sertifikatų mums nedavė, paskui tik atsiuntė. Įkelbėm stoti ir staiga skambutis iš milicijos, kad išnėrė lavonas prie tilto biržos. Pas mus laivas buvo paruoštas, dorė tokia, ne kateris, o dorė. Aiškus dalykas, visi sušokom į tą laivą, nuplaukėm ir aš pirmą kartą pamačiau skenduolį. Berniukas buvo toksai rūžavos spalva, trupiau sakant, jis jau išnėrė. Kad vanduo atšyla, ten viduj organai pradeda skleisti dujas ir kūną pakelia į viršų. Ir galvoju, oje, kaip aš ten po vandenį juos ieškosiu. Tai va, nu ir paskui prasidėjo mūsų darbas, iškvietimas
Dangės upė, reiškia, vaikinai išėjo gimtadienį švęsti, čia prie Tauralaukės kažkur tai. Ir vienas negrįžo namo. Tėvai susirūpino jau čia ir pirmadienį, vis dėlto, kadangi prie vandens iškvietė mus. Nu, mes taip atvažiavom, nu ką čia, nieko čia nebus, baliavoja kur nors. Nu ką, nu aš apsirengiau su kostiumu, įlipau į vandenį, vaikšto, o kolega Valteris, kadangi vanduo jau šiltas, jau gegužė, jis taip suglaudėme, sakau, lanką užsidėję nėrė. Ir aš taip paeinu, nu matomumas kažkur metras maždaug matosi. Ir žiūriu, stovi du, vienas su kaukė, kitas be kaukės. Aš galvoju, kas čia dar nėrė? Ir taip prie jo, jį taip pajudino, jam kraujas čia iš nosies pradėjo, nu, tai lavonas. Nu ką, griebėm, ištraukėm. Baisiausiai buvo, kai tėvai krinto ten be sąmonės, žinai, kaip pamato savo vaiką. Nu tai jau buvo pirmas. O paskui, kai pabiro viens po kito ir, tarp jau sakant, sapnavau vieną kartą. Ir sapnas toks iki šiol prisimenu. Mūsų kūdrai, kretingaliai, guli du lavonai, veidų žemyn. Ir vienas keliasi, aš galvoju, negali būti. Ir jis vėl krenta. Paskui žiūriu, vėl keliasi, nu negali būti, jis nuskendo, vėl jisai krenta. Ta antras sapnas buvo baisesnis. Duris, už durų kažkas tai beldžiasi. Ir man taip baisu, galvoju, nedarysiu. O durys patys atsidaro, jis stovi lavonas. Ir tas toks, nu, ta prasme, vat nuskendęs lavonas. Jo, būtent. O tą pirmą, kurį pamačiau, tas pats stovi. Nu, bet laikui bėgant, kadangi ėjom, nu, kiekvien pirmas sezono pradžia, tai kai tik atšilo vanduo, labai daug nuskęsta žmonių. Skęsta jauni vyrai dažniausiai, girti. Vieną kartą tik tai buvo toks įdomus, laimingas atsitikimas, vėlgi kviečia mus, stovyklavo vienai nakčiai grupė iš Latvijos turistų ir naktį dingo mergina, liko ant kranto drabužiai, rūbai, tikriausiai nuskendo. Nu ką, atvažiuojam, pasiruošę dirbti, kažkaip keistai elgėsi tie turistai, tokie linksmi visi ten, nesimato, kad jam buvo to liūdna. Paskui staiga pribėga mergina, aš labai atsiprašau, o izvinite mane, izvinite, tą riešulėlį ir nubėga. Kas čia dabar, kas čia vyksta, nesuprantam. Mūsų tas tada viršininkas buvo, Katarskis Petras nuėjo, grįžta juokiasi, sako, nu va, sako, pirmą kartą gyvenime, gal paskutinį, bet būtų dažniau geriau. Sako, naktį, visi prie laužo, visi pabaliavojo, nuėjo įsimaudė. Ta mergina ten bemaudėdami sutiko vietinį bernelį, taip pat nuogą maudantis. Ir jie nakvynę pravedė, nu, kartu pramiegojo. O Jėzus. Viskas, aš sakau, tai vat, pirmą ir paskutinį kartą toks laimingas atsitikimas. O šiaip tai, žinoma, ypač baisu, kada vaikai, nu, labai retai skeldavo, taip man neteko. Jau nepriklausomą Lietuvoje kartą teko ieškoti. Tai aš po to atveju sakau, viskas man užtenka. Aš turiu visą būrį paruoštų narų, va tai ir ieškokit, paskirsim. Ir jiem būdavo šokas irgi, kai ištraukė pirmą lavoną. Nu, nežinau, mano nusiteikimas buvo toks, nu jeigu aš pasiryžau dirbti tą darbą, aš jį turiu padaryti. Antras dalykas, vis dėlto, yra nelaimė ir vis dėlto reikia ištraukti tą kūną ir kad giminės palaidotų tvarkingai. Tas vat, motyvai tokie buvo, kad nu, ir nebuvo kokios baimės ten, paskui ne. Naras psichologiškai turi būti pasirengę. Bet ar įmanoma pasirengti vat pirmam kartui? Man atrodo, kad ne. Nu, pirmam kartui, bet žiūrėkim sekantį kartą iš tolo. Ašgi sakiau, kad aš atėjau ten dirbti, ir kito darbo ten nėra. O sakykit, ko tokia profesija išmokina asmenybę? Kaip išugdo? Nu, narai tai yra normalūs paprasti žmonės, darbininkai, pripranti. Ir, pavyzdžiui, sunkumas buvo visiems staiga prarasti šitą darbą ir pereiti kažkokį kitą, nu, ne kiekvienas galėjo. O žiūrėkit, šiaip Klaipėda yra jūrinis miestas ir vat, ar teisinga manyti, kad vat, čia ir yra perspektyva naram? Uoste darbo dabar yra. Yra mano pažįstami, kurie dirba, yra buvę mano mokiniai, kurie dirba. Jūs universitete dirbat jau daugiau turbūt negu 10 metų, kiek tikrai man teko skaičiuoti. Jo, ir ruošiate, taip suprantu, archeologus povandeniniam darbui. Ne. Ne? O ką jūs darot? Aš mokinu nardyti. Studentus, pavyzdžiui. O kodėl jūsų manymu, norintys sieti savo gyvenimą su tokia sritimi, turėtų rinktis Klaipėdos universitetą? Nu, aš negirdėjau, kad Lietuvoje dar kažkur tai būtų narai. Tikrai nėra nieko.
Tikriausiai nėra, aš nežinau, negirdėjau. Pas mane buvo labai dvi geros gabios merginos, nardytojas, Viktorija dar ir fotografavo pastoviai po vandeniu ir filmavo, bet jie biologai, bet jinai negavo čia darbą, išvažiavo į Vilnių. Bet ten to nėra, jinai darbo logistikoje kažkur dirba. Turbūt pirmą kartą per visą pokalbį paminėjot, kad nardo mergina. Tai... Jo? Taip, čia pirmas kartas. Nu, yra, kiek dabar pas mane, tai palauk, Ilona, 5. Tai nardyti merginai nėra tabu, ne? Ne, dabar grupė studentų 8 merginos. Ir prieš tai grupė buvo, aš jau irgi kažkur 7 merginos. 2 tada buvo vaikinai, dabar 2. Tiesa, vienas yra moksleivis, kitas studentas. Bet ir taip pastoja, merginai dominuoja. Sakėt, kad paklausa nemažėja paklausa, o nėra didelės paklausos šitai profesijai. Ar tai dėl to, kad brangu mokytis, ar tai dėl to, kad tiesiog, kaip jau ir minėjot, kad ne kiekvienam tai yra skirta? Ne kiekvienam skirta, tai bet kokia specialybė, gydytojas irgi ne kiekvienas gali būti, ne? Bet kodėl nesirenka gal daugelis? Nes pavyzdžiui... Dėl visokiausių priežasčių. Šiaip aš kiek pažįstu tos narus, kurie dabar dirba uoste, ten, jie normalūs darbininkai, jie nieko ypatingo, ne legendos. Jie nieko ypatingo, jie tenai, bet jie dirba gerai, jie išmoksta tą amatas, jisai yra reikalaujantis ištvermės. Ne viena specialybė nereikalauja tiek jėgos, ištvermės, psichologinio pasirengimo sunkumams, kaip nardymas. Artėjant jau link pabaigos, norėčiau paklausti, kokį jūs patarimą duotumėt jaunam žmogui, kuris nori eiti nardymo keliu? Kam jis turėtų būti pasiruošęs? Geriau nenardyk. Jūrinė specialybė tai grina romantika, kol nepabandai. Naras dar didesnė romantika, ne? O nardymas toks dalykas, kad sakau, priverstinai nepriversi, tai galbūt tik tai tokiai sistemai, kai sovietinė, paėmė tave į armiją ar laivyną ir būsi, ką pasakė. O dabar to labiau, ne. Tai kad negaliu nieko patarti, ar verta, ar neverta. Galbūt tiesiog iš tikrųjų, jeigu galvoju, o ką veikti toliau, nardymas, o gal pabandyti. Aš sakau, aš romantiką mėgstu, daug knygų turiu. Pas mane bibliotekoje 100 knygų apie nardymą. Daugiau kaip 100. Oho. Per visą gyvenimą surinkau tokią biblioteką. Tai aš nežinau, ką patarti, kas liečia nardymą. Pabandyti galbūt. Taip, bandyti. Reikia bandyti. O gal patiks. Taip. Tai toks dalykas. Aš vis laik sakau, kad reikia tiesiog pabandyti ir paskui savo sakyti, aš bent jau pabandžiau ir dabar žinau, nes nepabandęs nesužinosi. Šiandien Valerijau papasakojo tikrai labai daug įdomių istorijų iš savo praeities, jūsų gyvenimas kupinas vandens, daug kilometrų gylio ir tiesiog visada mėgstu užduoti tokius filosofinius klausimus pabaigai. Jūs daug turit patirties ir turbūt galit pasakyti, kas jums yra gyvenimo prasmė. Nežinau. Matai, kaip yra, pavyzdžiui, palaidojau savo tėvus, palaidojau uošvius, mačiau jų paskutinės dienos, jie ilgai gyveno. Mama mano gyveno 92 metus, tėtis mažiau, uošviai irgi panašiai, žinai, ten labai ilgamečiai tokie. O jų gyvenimas, pavyzdžiui, praeitis, tai mano mamos, tai lageris, tai išvežimas į Vokietiją, po to grįžimas į lagerį, supranti, tie uošviai, išvežti į Sibirą buvo irgi, jie išgyveno viską. Buvo prasmė tokia, kad išgyventi, gerai gyventi, dorai gyventi. Manau, kad taip. Ir kitą kartą užplūsta tokias mintis, gal aš viską jau padariau, iš tikrųjų. O kažkaip mane užveda vėl traukia kažkur. Taip, kad aš nežinau, kaip tavo atsakyti, filosofija tokia yra. Mane kiti klausia, čia neseniai sutinku mūsų salę treniruočių Dragūnų batalione. Sako, tai iki šiol dar tu, sakau, žinai, kaip yra. Išeisinus iš tolo ir iš balso telefonu man yra 50 metų, bet mano pasas nemeluoja, man 74. Tai patenkinau. Visais klausimais. Taigi, Valerijau, ačiū Jums labai šiandien už pokalbį. Dėkoju mūsų klausytojams, kurie šiandien buvo su mumis. Linkime turbūt atrasti save savo gyvenimo kelyje, bandyti viską ir tiesiog nebijoti keliauti gyvenimo keliu. Ačiū Jums. Nepamirškite mūsų pasubscribinti, palaikinti mūsų vaizdo įrašus ir iki kitų kartų.